Visiškai netyčia pastebėjau kvietimą dalyvauti mentorystės programoje moterim, dirbančiom ar siekiančiom karjeros technologijų srityje. Ir aš tada pagalvojau, aš dar ir kokių technologijų srityje dirbu. Pradėjau karjerą, dirbau su aviacija, paskui dirbau statybų sektorėje, dabar vadovauju radioaktyvių atliekų tvarkymo agentūroje. 5 mėnesiai mentorystės, manau, kad yra tik tai pati pradžia. Aš atėjau su tikslu patobulėti kaip asmenybė, kaip vadovė ar ne įmonės. Ir tai yra ilgalaikis tikslas ir yra žymiai sunkiau pasiekiamas. Pradžioje mokausi šiek tiek programuoti ir automatizuoti tam tikrus procesus mūsų įmonės veikloje. Vėliau bus darbas su duomenimis ir duomenų bazėmis, o galiausiai svajoju užsiimti big data arba duomenų mokslu. Programa socialinėse medijose atrodo kaip tam tikra daroma revoliucija, bet iš tikrųjų mūsų lygmenyje tai yra tiesiog didelis darbas su savim, su savo laiku. Tik sugalvojau, kad noriu dalyvauti, aš nelabai įsivaizdavau, kaip visą tai vyks. Ir netikėjau, kad bus tiek daug darbo iš tiesų. Truputį tikėjausi, kad bus kažkokios magijos ir kad staiga atsidursiu projektą ir staiga tapsiu programuotoja. Tai taip nebuvo. Svarbiausia yra nebijoti prabilti apie tą savo svajonę, kad ir kokia jinai atrodytų juokinga, nes pirmiausia mano svajonė tai buvo, kad aš noriu būti hakerė ir kad noriu sėdėti ir bandyti tai jau būti ethical hakerė. Ir buvo smagiausia, kai atėjo žmonės ir sakė, kad kodėl tu čia manai, kad tai yra nesąmonė. Ir aš tikrai tikiu, kad kiekvienai merginai šalia jos atsiradusi ar moteris, ar draugė, ar mama, ar tėtis, ar galų gale šiaip pažįstami vaikinai, tikrai atsiras bent vienas žmogus, kuris nepasijuoks iš svajonės, o sakys, kad tu gali, pabandom kartu, aš tau padėsiu.